Šį penktadienį Nacionalinės krepšinio lygos 31 ture susitiko Vilniaus Perlas ir Gargždai Bremena. Po reguliariojo sezono Vilniaus Perlas MRU užėmė 9 vietą su 15 pergalių ir tiek pat pralaimėjimų, tuo tarpu Gargždai Bremena su 6 pergalėmis ir 24 pralaimėjimais užėmė 16 vietą. Rungtynes geriau pradėjo svečiai iš Gargždų įmetę 5 taškus be atsako, tuo tarpu Vilniaus Perlas niekaip negalėjo atrišti krepšį. Po 2 greitų kontratakų svečiai sumažino skirtumą iki minimumo. Visas pirmasis kėlinys vyko atkakliai, taškas į tašką. Priekyje beveik visą laiką buvo svečiai iš Gargždų, tuo tarpu vilniečiai neleido jiems atitolti. Antrąjį kėlinį daug sėkmingiau pradėjo Bremena. Po kelių sėkmingų jų atakų skirtumas jau siekė 8 taškus. Tačiau ties šia riba gargždiškiai sustojo ir po kelių sėkmingų vilniečių atakų skirtumas sumažėjo iki minimumo. Tadas Padegimas dėjimu po ilgokos pertraukos išvedė vilniečius į priekį. Dar porą sėkmingų atakų leido vilniečiams užbaigti kėlinį turint 5 taškų persvarą. Po didžiosios pertraukos vilniečiai pratęsė savo spurtą ir skirtumas tapo dviženklis. Bremena niekaip nesugebėjo pralaužti vilniečių gynybos ir net jeigu tai jiems pavykdavo, vilniečiai greitai atsakydavo rezultatyviomis atakomis. Nors kėlinį Bremena užbaigė taiklių tritaškių, jų deficitas vis tiek siekė 10 taškų. Tačiau svečiai negalvojo pasiduoti ir po kelių rezultatyviųjų atakų skirtumas tapo tik 3 taškai. Tačiau ir tai dar nebuvo pabaiga. Dar porą taiklių metimų ir gargždiškiai jau priekyje. Dabar prasidėjo nervų karas. Komandos atsikeitė rezultatyviomis atakomis ir įtampa padidėjo. Gintautas Vileita 2 taškų sumažino skirtumą iki minimumo ir šeimininkai skubėjo prasižengti. Marius Grigaitis pataikė tik 1 baudos metimą iš 2 ir Gintautas Vileita gavo progą baudos metimais išlyginti rezultatą. Nors Vileita prametė antrąjį baudos metimą, Marius Virbalas sugebėjo atkovoti kamuolį ir prieš jį buvo prasižengta. Virbalas pataikė tik antrąjį metimą ir Gargždai turėjo progą išplėšti pergalę. Šią progą gargždiškiai pasinaudojo. Likus 2 sekundėm Laurinas Lučinskas įmetė 2 taškus su pražanga. Nors baudą jis ir prametė, nepatogiai atšokęs kamuolys užbraukė visas Perlo viltis laimėti rungtynes. Galutinis rezultatas 70-68 Gargždų Bremenos naudai.